ES lėšos skatina nenaudojimų žemės plotus paversti miškais, tokiu būdu net ir anksčiau buvusi apleista žemė įgyja vertę. Tam yra skirtos dvi Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės. Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku, bei pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku. Vis dėlto teikiami ES parama vilioja ir ne visai sąžiningų žemės savininkus. Jie plotus apsodina medžiais vien dėl išmokų, net neatsižvelgdami į tai, ar miškas tame dirvožemyje gali prigyti. Didesnės išmokos mokamos tiems pareiškėjams, kurie įveisė kietųjų lapuočių medžių rūšis ar liepos želdinius. Deja pasitaiko atveju, kai pareiškėjai piktnaudžiauja ir įveisė tuos miškus, iš kurios mokamos didesnės išmokos, neatsižvelgdami į dirvožemio rūšį. Deja, atlikus tokių miškų patikrą ir nustačius, kad miškai netitinka keliamų kokybės reikalavimų, ūkiniams gali tekti grąžinti visą gautą paramą už tokius miškus. Todėl mes rekomenduojame prieš įveisiant miškus visada pasitarti su kompetentingais specialistais ir išsiaiškinti, kokios medžių rūšys yra tinkamiausios dirvožemiui. Sankcijos gali būti pritaikytos ne iš karto, tačiau po 5–6 metų, kuomet vertinama miško kokybė ir pastebima, kad miškas neužauga arba užaugo nekokybiškas. Miško savininkų asociacija taip pat piktinasi žmonėmis, kurie siekdami didesnių išmokų, bet kur veisia ąžuolynus. Didžiausias paramos dydis, didžiausia parama yra už ąžuolynų veisimą ir tai būtų nieko blogo, jeigu tie ąžuolynai iš tikrųjų būtų veisiami ten, kur jie turėtų būti. Tačiau, kaip girdime ir jau žinomi yra atvejai, kad tie ąžuolynai yra įveisiami visiškai į tam netinkamą žemės, tai yra paimami gerų žemdirbystės masyvų vidury, užsodinamas kažkoks sklypas, kuris be abejo vėliau natūraliai trukdys, jis suardys tą masyvą ir trukdys žemdirbystei. Tas ąžuolynų sodinimas iš pirmo žvilgsnio jis yra gražus dalykas, ąžuolai, taurus medis, tačiau tai reikia daryti labai apgalvotai, kad mūsų vaikai ir anūkai nesijuoktų iš mūsų, kad tėvai užsodino ne ąžuolynus, bet ąžuolų sodus, nes ąžuolas tinkamas, reiškia, pasižiūrėjimui ir auginti medieną kaip ąžuolas gali augti iš tikrųjų tik tam tinkamam dirvožemiui ir tam tinkamai žemei. Pagal abi priemonės už miško įveisimą teikiamos paramos dydis priklauso nuo to, ar žemė palanki ūkininkavimui. Mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse kompensuojama 80%, vidutinių miško įveisimų išlaidų palankiose ūkininkauti vietovėse 70%. Apželdinant žemės ūkio paskirties žemę, kurioje iki tol buvo vykdoma žemės ūkio veikla, yra mokamos 3 rūšių išmokos. Tai yra vienkartinė miško įveisimo išmoka, tada 5 metus mokama miško priežiūros ir apsaugos išmoka, bei 15 metų yra mokama prarastų pajamų kompensacinė išmoka. Šios išmokos dydis priklauso nuo to, kokio ūkininko gaunamų pajamų dalį sudarė pajamos gaunamos iš žemės ūkio veiklos. Jeigu pareiškėjai veisia mišką ne žemės ūkio paskirties žemėje arba apleistoje žemės ūkio paskirties žemėje, tai mokamos tik tai 2 kompensacinės išmokos. Tai yra vienkartinė miško įveisimo bei 5 metus mokama miško priežiūros ir apsaugos išmoka. Nusprendus žemę apsodinti mišku, pirmiausia reikia nuvykti į rajono žemėtvarkos skyrių ir išsiaiškinti, ar galima gauti leidimą miškui toje teritorijoje įveisti. Jeigu toks leidimas suteikiamas, reikia parengti miško želdinimo ir žėlimo projektą. Galiausiai mokėjimo agentūros teritoriniam paramos administravimo poskyriui pagal valdos registravimo adresą teikiama paraiška paramai gauti. Mišką įveisus būtina kreiptis į regiono aplinkos apsaugos departamentą, kad jo pareigūnai įvertintų miško želdinimo darbų kokybę ir išduotų pažymą apie miško želdinimo darbų kokybės įvertinimą, kurią paramos gavėjas privalo pateikti mokėjimo agentūrai. Programą pristato Ibumetin. Ibumetin įveikia galvos, menstruacijų bei sąnarių skausmus, todėl Ibumetin visada turėk su savim. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta.